Gerbiamas rektoriau, kokia asociacijos jums kyla prisiminus rugsėjo 1-ąją? Tik pačios geriausios. Tikrai, aš jau šiandieną bandžiau pasakyti visai auditorijai, kad tai naujas gyvenimas, naujas prasidedantis gyvenimas, kur reikia išmokti gyventi, nes tikrai daug galimybių atsiveria, daug laisvių, daug džiaugsmingo ir nerūpestingo studentiško gyvenimo, bet lygiai taip pat šalia yra daugybė atsakomybės ir įsipareigojimų, kurių niekas labai neprimeta, gali pats rinktis, gali ne. Ir dar, kokia jūsų asmeninė vasara? Ar turėjote bent savaitėlę atostogų? Turėjau porą savaičių atostogų ir labai gerai pailsėjau prie jūros. Prie Lietuvos? Taip, prie Lietuvos. Labai nuostabu. O kokios perspektyvos universiteto ateinančiais metais? Ar bus dar 5. programa atidaryta? Mes nuolat galvojam apie naujas programas ir dabar pasakyti, kad kitais metais tikrai bus nauja, būtų gal sunku, bet manau, kad labai daug šansų, kad bus programa. Paprasčiausia yra keletas alternatyvų, kurias turim pilnai išanalizuoti ir aišku įvertinti šių metų priėmimo rezultatus. O kaip įvertumėte ekopolitikos pirmuosius metus? Ar jie nusekusi startas buvo? Aš manau, kad tai viena sėkmingiausių mūsų programų per paskutinius metus. Ne tiek, kad kitos kažko prastesnės, bet tiek, kad mes suradom būdą, kaip apjungti atrodytų lyg ir skirtingus dalykus. Ir visgi ateitis priklauso tokiem, tarpfunkciniam, tarpdisciplininiam dalykam. Pirmas klausimas, kodėl tokią užimtą dieną, tikriausiai vienas svarbiausia jums, kaip ministrui, pasirinkote būtent mūsų universitetą? Mane sieja ne vieneri metai draugystės su ASM-u. Pagaliau, tai yra šitie metai, kada startavus aukšto mokslo reformai, mes galime pirmus vaisius raškyti. Ir aš tikrai kartu su ASM bendruomenė esu čia tam, kad pasidžiaugčiau, nes reforma leido tame tarpe geriems, motyvuotiems jauniems žmonėms, dabartiniams studentams gauti ir valstybės paramą. Ir tai yra geriausias pavyzdys, kad tie, kas yra dirbantis ir orientuoti į kokybę, turi sulaukti tokios tame tarpe ir valstybės paramos. O dabar apie linksmesnę temą. Ką veikite šią vasarą pats asmeniškai? Kur ilsėjotės, kaip leidėte laisvalaikį? Turėjau kelias savaitės smagaus laiko. Niekam dar viešai nesu pasakojęs, bet pasakysiu. Keliavau su draugais po Azerbaidžianą ir Iraną, įskaitant ir persirengiant ir nenešiojant šortų. Be abejo, žiūrėjau krepšinį, pats sportavau šiek tiek, įkritau į ežerą ar jūrą. Ir palinkėjimai mūsų pirmakursams ir šiaip studentams visiems Lietuvos moksleiviams? Unikalūs metai yra, pats kartais varvinu seilę, matydamas jūs jaunus žmonės, studentus tapusiais akademinės bendruomenės nariais. Suderinti rimtumą studijų su tuo jaunatvišku studentišku gyvenimu. Per daug neužnešant nei vieną, nei į kitą pusę. Jeigu labai geros šventės jums. Gerbiamas esą prezidentė, kokie bus planai šiais metais? Šiais metais augsim, tobulėsim, manau, šiais metais pirmą kartą bandysim įvesti strateginį valdymą, ko mes tikriausiai šiais metais turėtume būti tam pasirengę. Tęsim tradiciją, kad apmokame jaunėlius narius, kad jie galėtų veikti, nes iš tiesų organizacijos kokybė kol kas netenkina nei mūsų pačių, nei mūsų studentų ir reikėtų šiaip orientuotis labiau į studentus, o ne į tai, ką žmonės pas mus nori veikti. Ta prasme, mes turime aišku tikslą, tai yra mūsų studentų poreikiai ir to mes turim siekti. Gerai, o kokie buvo jūsų vasaros darbai atlikti šiais metais? Vasaros darbai tai visų pirma reikėjo, grįžus iš Erasmusų, reikėjo organizuoti veiklą iš naujo, nes iš tiesų buvo nedidelis pabirimas ir ta problema matėsi ir Kaune, žmonės tiesiog nedirbo ir Vilniuje ta problema matėsi. Ir pradėjau nuo komunikacijos su kitom atstovybėm, nes trumpinant kelią, kol viską išmoksim, reikia semtis patirties iš kitų. Ir buvo priimti tam tikri svarbus sprendimai dėl skaidresnės ir finansinės apskaitos ir, ta prasme, organizacijos vidinėje ir dėl mokymų ir vykdžiu įprastinę iš tiesų vadybinę veiklą. Taigi, mūsų nuostabios pirmakursės, pirmas bus apie ASM-ą. Cool! Gerai! Jums? Šaunu. Kiek rimčiau, ant kiek rimtai žiūrėsite studijas?
Ar bijote naujų dalykų dėstamų, pažymių ir panašiai? Kadangi labai mus prigąsdino, tai jo bijom, aš manau visos ir manau, kad žiūrėsim rimtai tam, kad neiškristumėm. Man tai kažkaip nėra tiek labai baisu, nes jeigu pasistengsiu, tai viskas yra įmanoma. Baisu, bet kiek šneka, tarkim, antrakursį draugai sako, kad įmanoma prisitaikyti, tai bandysim prisitaikyti. Ir paskutinis palinkėjimus jūsų bendrakursams ir šiaip būsimiems studentams ir dabartiniams esantiems. Gerų studijų metų, manau. Sėkmės. Sėkmės, tvirtybės. Sėkmės visiems. What's your role in the new program of International Business and Communication? New role. Well, I'm going to teach one course there, Principles of Economics, Management, and well, what for a role I can have. Okay. How would you describe Lithuania as a country? You live here for a little while, and do you like it? It's a small country. It's a flat country, no mountains. You know, I'm from Bavaria, I'm from the mountains. It's a country of less sun. Unfortunately, we have now some sun. But yeah, I like it here because I'm living here. Otherwise, I would not be here if I do not like it. And some good words for our new students. Sorry? Some good new words for our students. Some new good words. You know, I hope they will study more than they did in the last years, and I hope they will get better grades in the last years, and we have less people failing. That's all. Study harder, do it better, yes? Definitely. Ir štai sutikome nuostabųjį vadybos pirmo kurso studentą liaudyje žino kaip Fuksą. Fuksiuk, koks tavo įspūdis pirmas prisijungęs prie mūsų bendruomenės? Labai faina čia pas jūs yra. Taip. O žmonės, rektoriai, dėstytojai, baliai? Na, baliai kiek turėjau tik tais vieną, bet kol kas tai viskas buvo labai gerai. Žmonės dauguma yra labai faini, labai geri, labai nuostabus ir tikėkime, čia bus viskas labai faina toliau. Vienas esminis žodis apie Fuksų žygį. Nesveikai. Ar bijote paskaitų, dėstytojų, mokslo, pažymių ir taip toliau? Neipatingai, gal šiek tiek bijau, bet daugiau tai gal labiau noriu mokytis pagaliau, nes jau atsibodo bimbinėti. Kalbame su vadybos 4 kurso studentė Lina Gagarina, kuri šiais metais gavo magistro studijų stipendiją, magistro klubo stipendiją. Kokie įspūdžiai, kokios nuotaikos? Puikus įspūdžiai, geros nuotaikos. Aš tikrai linkiu visiems žmonėms siekti to, nes tai yra nerealus jausmas, kai tu laimi kažką ir laimi tokį universiteto įvertinimą. O kaip pati aplikavote, ar tikėtės laimėti? Taip, aišku, jeigu nesitikėčiau, tai neaplikuočiau. Kokie jūsų bendras požiūris į ISM jau po 3 metų, jau paskutiniai metai, kokios nuotaikos? Aš šiaip norėčiau, kad ISM padarytų kokią nors vadybos magistrantūrą, kad galėčiau čia ir magistrą studijuoti. Deja, finansų nenoriu, tai teks, man atrodo, rinktis BI, tai nuotaikos labai geros. Tai profesoriau, visų pirma, sveikinams rugsėjo 1. Ačiū. Ir kaip asmeninė vasara, ką veikite? Plaukioju baidarėmis. Važiavau dviračiu. Žodžiu, visą vasarą pirmą kartą gyvenime Lietuvoje praleidau. Labai šaunu. Kokios nuotaikos prieš ateinančius mokslo metus? Rugsėjo 1, tai tokia pradžios diena, pati gražiausia metų diena. Tai ir nuotaikos geros. Ar manote, kad ateinantis pirmakursiai bus sunkus vaikai, ar bus galima lengvai susitart su jais? Kažkaip sutardavau iki šiol su visais. Tai ir šiais metais sutarsiu, manau. Ir jūsų dėstami dalykai būsimieji? Šitą semestrą tai bus Applied Mathematics for Social Sciences ir Mathematical Analysis. Marija, visų pirma, kaip asmeninė vasara? Labai gerai. Ateina metai, 4 naujos specialybės, bus labai daug akademinių problemų. Kokia yra strategija mūsų kovoti tam problemom? Pirmiausia, aišku, spręsti problemas ir visokie propai padėti studentams ir, aišku, labiausiai koncentruotis studijų kokybės vertinimą, kad jie tiesiog išsakytų savo problemas. Ir pirmajam semestrui kiek kartų ketiname atlikti studijos kokybės vertinimo? 2 tai tikrai, o ateityje tai žiūrėsim, gal ir daugiau. Palinkėjimas pirmakursams iš akademinės pusės, kai jūsų svarbiausias? Iš akademinės pusės? Visų pirma, tai problemas linkėčiau spręsti padedant atstovybei, o tik tada keliauti kažkur aukščiau ir nebijoti ateiti pas mus jas. 2009 rugsėjo 1. Nors ir krizė Lietuvoje, bet nuostabūs studentai renkasi didelėm masėm į ISM vadybos ir ekonomikos universitetą.
Šiandien bus nuostabi šventė, visų veidai papuošė šypsenom ir širdyse plaka mokslo ištrošusios širdis. Taigi gerų metų visiems, jums linki specialus reporteris Jonas Drukteinis, tiesiai iš įvykio vietos.